tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle ir paliesime visiems labai gerai pažįstamą nuostatą arba būseną, kuris skamba aš esu vadovas ir žinau geriausiai. Jei vieną dieną pastebėsit, kad jūsų žmonės nebekelia jums klausimų, nebesiūlo naujovių ir pritarė visoms jūsų mintims, gali būti, kad jūs ėmėtės geriausiai žinančiojo vaidmens. Ši psichologinės paauglystės būsena slopina bet kokią darbuotojų iniciatyvą, todėl įmonėje gali prasidėti intelektinio sąstingio procesas. Laidos metu paliesime klausimus, ieškosime atsakymų, kaip randasi geriausiai žinančio sindromas, kaip jį atpažinti įmonės kultūroje, kaip išmokti laiku išjungti psichologinės paauglystės būseną ir pereiti prie brandaus lyderio veikimo. O mano pašnekovė tai socialinių mokslų daktarė Rūta Klimašauskienė, įmonės HR kodas personalo verslo valdymo partnerė ir grupių psichodinamikos konsultantė. Labas, Rūta. Labas, Rasa. Kaip tu iš savo praktikos matai, kas organizacijoje vyksta, kaip atpažinti, kad pas vadovą veikia tokia nuostata? Pagal kokios išraiškas simptomas? Na, man atrodo, vieną simptomą jau tu pati įžangoje labai gerai įvardinai, kad niekas daugiau nesiūlo arba nesako arba nepriima sprendimų. Tai turbūt yra pati tokia stipriausia išraiška šitos būsenos. Gal nežinau, ar čia taip tu drąsiai pavadinai klaida, bet tiesiog būsena kažkokia, ar ne, kurią mes šiuo atveju kaip klaida įvardiname. Tai iš tiesų labai stipriai jaučiamas toksai, sakyčiau, komandos susikaustimas, baimė netgi gal kažkokia priimti sprendimą, nes tai, ką tu nuspręsi, nebūtinai gali sutapti su vadovo nuomonė, ir tada aišku, kad yra blogai. Aš dabar toje vietoje pabūsiu vadovo vaidmenyje pozicijų, kaip man atrodo, kas darosi su vadovu tuo momentu ir man pačiai tenka į tokią būseną įkristi. Dažniausiai savo užduodi klausimus. O kodėl klausyk jie savarankiškai sprendimų nepriema? O kodėl jie laukia? O kodėl nėra iniciatyvos? Arba ir vėl aš čia turiu. Viskas ant manęs yra pakabinta. Tai aš čia dabar esu visų projektų tas vadinamasis kakliukas, ane? Aš manau, kad šitie vadovai, kol jie net pažįsta šitos savo klaidos, tai jie labiau galvo, kad jie ne kakliukas, bet varikliukas visko, nes ant jų viskas laikosi, jisai vienas priema sprendimus, jisai visi eina pas jį visko klausti. Ir taip toliau, žodžiu, toks, tarsi širdim jaučiasi visos organizacijos ir labai svarbiu tokiu. Tai, man atrodo, va čia dar tas svarbus momentas, kol patys neapčiopia, kad, tikrai čia aš vienas, bet gal ir kiti turi gerų idėjų. Ir man dabar ateina mintis, kad greičiausiai jau kaip tu pastebi, kad esi nebe varikliukas, o kakliukas, ne, kur ten stringa. Tai yra, matyti, jau ta pirmoji stadija, kaip tu gali atpažinti, kad kažkas tai su tavo veikimu yra ne taip. Natūraliai yra klausimas, kaip tau, žiūrint iš psichodinaminių grupių perspektyvų, iš kur pas vadovą, lyderį tokia nuostata būsena randasi, iš kur jinai ateina? Kodėl jis taip elgiasi? Kas nutinka, ar ne? Taip. Tai iš tiesų, jeigu žiūrėti, tai gal, nerandant labai giliai, bet jeigu žiūrėti truputėlį, ar ne, tokiam labiau tam tikram paviršiuje, tai pirmiausia, lyderystės stilius yra. Kiekvienas mes turim kažkokį lyderystės vadovavimo stilių. Tai kuo vadovas labiau linkęs į tą tokį autoritarinį, tokį, ar ne, diktuojantį lyderystės stilių, tuo tikėtina, kad, jam jo nuomonė bus svarbiausia. Ir ten gal, bet tik tai jau kai supras, kada kakliukas, tada pradės galvot, kad gal ir kitų nuomonės yra svarbios. Tai viena yra tokia priežastis.
Kita priežastis, kuri galėtų būti, irgi gal čia žiūrint labiau iš tokios vadybinės perspektyvos, ar ne, kažkokios patirtis, kurias tas vadovas, lyderis, jisai turi per savo patirtį su komanda. Kad, jeigu iki šiol ten patirtis buvo tokios, kad jie ten galbūt ne iki galo, nepilnai ar kažkaip nepakankamai padaro, aišku, kad jisai turi imtis ir viską padaryti. Ir tą atsakomybę tokią prisijimti. Nežinau, gal dar ir toks, vadovo pernelyg didelis pasitikėjimas savimi, ar ne, tik aš čia vienas viską, jau aš čia tiek visko patyręs, kad, jums tik mokytis ir mokytis iš manęs, kas viena vertus yra tiesa, bet kita vertus, ar mes čia galim visi tokie, tobulai viską išmokę būti, tikriausiai ne. Ir jau visas patirtis turėjom. Tai gal tokie, ar ne, yra. Aš tai žinok, norėčiau paliesti ir gilesnės priežastis. Ir iš kur galėtų kilti tas perdėtas pasitikėjimas savimi ir kaip tai siejasi su mūsų visom vaikystės scenarijais. Dabar jau psichodinamika, jinai ateina į vadybą ir aukšto lygio universitetuose vis daugiau kalba apie tai, kad kai yra užstrigusios būsenos, reikia žiūrėti priežastis, kaip tu adaptavaisi tam tikroje aplinkoje vaikystėje. Kaip tau atrodo, kas slypi už to perdėto pasitikėjimo ir kad aš žinau geriausiai? Žinai, čia aš gal nesu psichoterapeutė, kad galėčiau kalbėti apie tas labai vaikystės patirtis, bet kalbant apie psichodinaminę perspektyvą ir grupių kontekstą, kas yra labai svarbu. Ir čia tikrai tas turi įtakos, kodėl vadovas prisiema arba neprisiema kažkokios rolės. Šiuo atveju kalbam, kad prisiema tą rolę, kad jisai viską žino. Tai grupėje, komandoje, jeigu mes kalbam įmonių terminais, organizacijų terminais, mes visi ateiname, kad būtume vieningi, kad priklausytume kažkam. Ar ne? Tokia turim tokį emocinį, žmonės esam, turim tokį emocinį poreikį priklausyti. Ir tada, kai esi grupėje ir galbūt dar nėra sukurtas pakankamas pasitikėjimas, arba jis nėra sukurtas, grupė galbūt veikia ilgiau, bet tas pasitikėjimas nėra sukurtas dėl kažkokių tam tikrų priežasčių, irgi viena iš tų vadovas viską žino, tai susikuria, kai mes visada pritariam vadovo nuomonei ir jos laikomės, ar ne, susikuria tokia paviršutinė vieningumo iliuzija. Žiūrėkit, kaip mes čia visi gerai sutarėme, kaip mes čia visi vienbalsiai kažką labai nutarėme ir niekas net nepaprieštarauja. Tai toksai, iliuzinis vieningumas, kažkokia iliuzija, kad mes visi labai čia vienai grupiai ir labai vieningai ir darniai kažką darome. Jisai, ko gero, jeigu žiūrėtume giliau, jis, turi tą įtaką. Ir jeigu kažkas atsiranda, kas bando paprieštarauti, grupė, būdama tokioj, paviršutinės vieningumo iliuzijos būsenoje, jinai labai greit nusodina tuos, kurie bando kažką kito pasakyti. Ir tas nusodinimas, gal čia taip labai buitiškai pasakiau, bet jisai dažniausiai, kaip įvyksta, pasišaipom, arba kažkaip praignoruojam, arba, nežinau, ten kažkokias kitas sankcijas pritaikom, ne, mažiau kalbam su tuo žmogum, ar ten kitą kartą neleidžiam jam pasisakyti. Kažkokie atsiranda tokie metodai, kaip grupė su tuo kitokią nuomonę negu vadovas išsakiusi, jie susitvarko tiesiog norėdami išlaikyti tą tokį iliuzinį vieningumą. Tai dabar natūraliai man klausimas, Rūta, kyla, tai ar tai vadovo būsena apsprendžia, kad grupė įkrenta į tokią būseną, ar jau grupė po to pati palaiko tą būseną? Kas yra pirminis šaltinis? Čia gal klausimas kaip višta ir kiaušinis, kas čia pirmas atsirado, turbūt toks, nežinau, ar galiu į tai atsakyti, ko gero ir tas, ir tas. Kaip vėl, jeigu iš grupių perspektyvos žiūrim, ar ne, tai galvom, kad vadovas, jisai kažkuo turėtų būti brandesnis už tą grupę ir truputėlį matyti daugiau, ne vien tik tai, kas vyksta, ar ne, čia tarp atskirų narių grupėje, bet, ir visą tą, pakilt, kaip čia pasakyti, į stebėtojo tokią, truputėlį aukščiau,
ar ne, turėti dar tą trečią akį, vat, su kuriuo stebi viską, kas vyksta. Bet iš tikrųjų, nu, man atrodo, čia daug labai ir pačios grupės dalykai ir lygiai taip pat ir vadovo. Nu, kaip grupėje mes, vat, kaip sakau, ar ne, stengiamės, nu, siekiame ir būti bendrystėje, bet ir tuo pačiu atsinešam labai didelę baimę, kad toj bendrystėje kažkaip galim ištirpti. Ir va čia, vat, jeigu vadovas turi tą stiprią tokią baimę ištirpti, ar ne, grupėje, nes, nu, kas atsitiks, jeigu jisai nebeturės ten savo nuomonės arba to paskutinio žodžio. Taip. Nu, jo tiesiog, nu, tokia, vat, atsiranda baimė, kad kažkaip čia jisai susilies su ta grupė, nu, jo neliks tiesiog, nes liks tik tai grupės balsas, kažkoks įsivaizduojamas grupės nuomonė. Tai vat, na, čia irgi, ar ne, nu, vat, gali būti tokia neįsisąmoninta vadovo baimė susikurti bendradarbiaujantį santykį su savo komanda, nes tiesiog baisu, kad kažkaip tada, nu, Tavęs nebelieka. Taip, nebelieka išskirtinumo. O dabar, kai aš esu vadovas, mano žodis paskutinis, mano žodis vienintelis, mano nuomonė vienintelė, daugiau niekas nedrįsta nieko pasakyti, nu aš labai išskirtinis toje grupėje esu tarsi. Ir kaip ir nu dalis, bet ir tuo pačiu labai išskirtinis. Bet nu čia irgi toks vat, iliuzinis tas išskirtinumas, man atrodo. Tai man norisi pirmąją mūsų pokalbio dalį apibendrinti, pasakant, kad viena iš prielaidų, kas slypi už to, kad aš esu vadovas ir žinau geriausiai, slypi tokio asmeninio reikšmingumo, išskirtinumo būsena, kurią jis stengiasi apsaugoti ir jinai gali skirtingais vėliau racionaliais ten argumentais pasireikšti, ten pavyzdžiui, jeigu yra savininkas ir vadovas, taigi čia mano pinigai, taigi aš čia už viską atsakingas, jeigu yra vadovas, kuriam patikėjo, tai kaip jeigu man čia nepasiseks, tai kaip aš galėsiu ten pažiūrėti kažkam tai akis, pas kitą argumentas būna tiesiog, kad jam atrodo, kad jis daugiausia kompetencijų turi. Tai argumentai yra skirtingi, bet va ta būsena, kad tokioj būsenai tu išgyveni ir tuo pačiu tokį išskirtinumą, tą tokį asmeninį reikšmingumą. Kas atsitinka su grupė ir labai gražiai tu įvedei tokį paviršinis bendrystės jausmas, kad mes paviršiuje esam, atrodo jau visi ten gera komanda, bendrystėje, nors gilyje ten matyt visko vyksta ir žmonės dar turbūt ne iki galo pripažįsta, kad jie yra iš tikrųjų ne bendrystėje. Kas vyksta su grupe, kai nusistovi tokia bendradarbiavimo būsena tarp vadovo ir grupės, komandos pavadinkim žmonių. Taip. Nu, čia gal labai aštru tai pasakyti, bet turbūt galėčiau pasakyti, kad komanda tam tikrą prasme kvailėja. Nes, kas nutinka, ne, jeigu vadovas visus sprendimus priima, jisai pasako viską, ką daryti, kada daryti, jis apie viską pagalvoja, tai komandai iš esmės nebereikia galvoti, jam tai reikia nueiti pas vadovą, pasakyti, kokia yra situacija ir vadovas pasakys jam, ką daryti. Tai, ar ne, tokio mažėja turbūt kažkoks ir emocinis, ir profesinis, net sakyčiau, brandumas tada žmonių ir kūrybiškumas net iš tikrųjų, kas yra svarbu dabar versle, ar ne, atrasti kažkokius nestandartinius sprendimus tam tikrose situacijose arba, kūrybiškai kažkaip pažvelgti į tas kasdienybės kažkokius dalykus, su kuriais susidurėme. Tai ko gero, tas yra svarbiausia, nes, galvot nereikia, jeigu vadovas viską žino ir viską gali pasakyti. Tai čia, kaip ir viena pusė, kita pusė, kad, kaip sakiau, ne, komanda ir pati biškiuką pagesina, jeigu, išsišoka kas nors. Kodėl tu nori būti kitokiu? Taip. Man beklausant tavęs, tai čia kelios mintis ateina. Viena iš minčių ateina, kodėl grupė arba komanda stengiasi tą įsišokusi, kuris stengiasi demonstruoti kitokį elgseną, sako, atgal.
Tai už to greičiausiai slypi psichologiniais terminais tariant viena iš frustracijų strategijų, nes kaip mes neturim norimo rezultato ir jeigu toj vietoj pasiremti tavo prielaida, kad, ne prielaida, čia yra faktas, kad kaip žmogus pats nepriema savarankiškų sprendimų, iš principo jo vystimasis stovi, arba kaip, kitaip sakant, stovėjimas, stabilumas tai yra kvailėjimas, ane? Ir tokiu atveju žmogus įkrenta į frustracijas, yra nepatenkintas savimi, savo darbo, o frustracijoje yra viena iš strategijų susikaupti ir daugiau dėti pastangų ir tada ieškoti, kokiu būdu aš galiu išreikšti, siūlyti savo sprendimus. O kita strategija yra, tiesiog keršyti kitiems, kad tu esi frustruotas, arba kad, jeigu mes aplinkui visi tokie, kažkaip man lengviau yra ir jeigu atsiranda bent vienas, kuris nori iššokti, jį reikia tiesiog į vietą pastatyti. Čia dar galvoju, žinai, keli dalykai yra. Vienas dalykas toks, man atrodo, svarbus, tai yra apie nesaugumą labai dar šitos situacijos ir iš abiejų pusių, tiek iš vadovo pusės, tiek iš komandos pusės. Nes vadovas, tai, kad jisai demonstruoja labai savim pasitikinti elgesį, nebūtinai taip yra viduje. Mes, to nematome ir negalime kažkaip įlysti į jo kailį ir tą pačiupinėti, bet iš esmės, toksai, jeigu jisai nepriema kitokios nuomonės, ar ne, jis greičiausiai, kad tą girdi kažkokią kitokią nuomonę, girdi kaip kvestionavimą jo autoriteto. Taip. Tai yra su nesaugumu labai. Lygiai tas pats grupė, ar ne? Grupė jaučiasi nesaugi, tai tada nukreipia visą savo kažkokią iliuzinės viltis į vadovą. Jisai viską žino, jisai viską gali, jis apie viską pagalvojęs, ir tokia, ar ne, tarsi ant piedestalo užkelia. Tai tokia viena dalis. Kita dalis turbūt, kur irgi čia, kaip vadovas su ta grupė dirba ir kaip jisai elgiasi su ja, gali būti, kad, vadovas gali su savo tokia stipria nuomonė paimti ir sukurti tokią išorinio priešo iliuziją tai savo komandai. Ir tas išorinis priešas, tai jisai gali būti ten koks nors kitas skyrius, tai neduokime ten duomenų ten tam skyriui, nes jie tada visus nuopelnus savo prisijims ten, pavyzdžiui, ne, kažkokį. Arba gali būti apskritai išorė nukreipta ten apie klientus. O tas klientas yra... Nesupranta patys, ko jie nori, arba ten tiekėjai, ar ne, vėluoja ir dėl to, reiškias, mes negalime būti ten kažkokių savo rezultatų pasiekti, ar ne, būti stipriausi savo segmente ir panašiai. Ir tada irgi, tai vėlgi dar pastiprina tada tą komandos norą susijungti į tą apgaulingą tokią vienybę ir dar labiau tada susikoncentruoti į tą vadovą kaip vienintelį teisingą ten kažkokį sprendimą žinantį. Mūsų laida artėja prie pabaigos ir toks klausimas, ką daryti, jeigu darom prielaidą, vadovas klauso mūsų laidos, jis atpažįsta tam tikras būsenas, jis jau geba pripažinti, kad jis turi tam tikrų silpnybių, kurias norėtų keisti. Ką daryti, jeigu pradedi atpažinti, kad tokia nuostata, tokia būsena, kad aš žinau geriausiai, jinai gyvena tavyje? Tai čia aš sakyčiau labai brandus vadovas, jeigu toksai vadovas klauso ir jau ir atpažįsta, ir suvokia, ir nori kažką daryti su tuo, tai čia jau yra 3 žingsniai padaryti. Iš tikrųjų, bravo tokiam vadovui. Šiaip turbūt gal, dar ką reikėtų pasakyti, kad greito tokio trumpo vadybinio sprendimo sugalvoti iš tikrųjų sudėtinga šitoj situacijoj, greičiausiai, kad jo ir nėra. Nes čia kalbam ne apie kažkokį tiesiog paviršinio elgesio modelį, bet kalbam apie tokius gilesnius dalykus. Tai čia, jeigu aš esu tas lyderis, kuris atpažįstu ir norėčiau keistis, tai pirmiausia yra labai svarbu tą supratimą savo atskirti, kur
tikrai reikia tų vienasmenių ir greitų sprendimų ir kur aš galiu tuos sprendimus ir kažką, vat, na, idėjas kažkokias dalinti su komanda. Nes tikrai yra situacijų, kai reikia čia dabar ir greitai tą sprendimą priimti ir greičiausiai, kad tada mes nekalbam apie tai, kad čia, na, atiduoti į komandos rankas, bet kalbam apie tas kitas situacijas, kuriuose mes, nu, galime kažkaip tą sprendimą dalintis su komanda. Va, tai čia iš tiesų, nu, ką svarbu suvokti, kad mažais žingsneliais. Jeigu aš iki tol buvau vadovas, tas, kuris vat, viską vienvaldiškai nusprendžiu, nors komanda tarsi sėdi prie apvalaus stalo ir mes lyg ir tariamės, bet iš tikrųjų tai viskas yra mano rankose. Ar ne? Tai dabar po šitos laidos, jeigu aš ateisiu į savo komandą ir sakysiu, dabar tai jūs viską kalbėkite ir aš nieko nespręsiu, tai toks gal šiek tiek šaltas dušas gali būti komandai. Ir žinai, iš vieno stereotipo į priešingą stereotipą. Nebūtinai suveiks galvos, nu tas mūsų vadovas kažkas jam atsitiko. Tai mažai žingsneliais, ar ne, įvesti į kontekstą, kad, nu, pagalvau, kad gal čia aš per daug eterio užimu, man svarbu išgirsti ir jūsų nuomonę ir po truputėlį, va, taip kažkaip įtraukti į tą pokyčių. Į pokyčių. Procesą, jo. Ir kas dar yra turbūt, nu, dar svarbus dalykas, va, šituose mažų žingsnelių eigoje, stebėti save, savo reakcijas, ta prasme, ką aš sakau, kai išgirstu nuomonę, kuriai aš nepritariu, ką aš sakau, kai arba kaip aš reaguoju, nebūtinai žodžiais, galbūt savo kūno kalba, kaip aš reaguoju į tai, vat, ką jisai pasakė, nors, nu, galvoju, kad, nu, ir nesąmonė jis ten. Ačiū tau labai už patarimą, o kalbėjomės mes apie mąstymo klaido versle, aš vadovas ir žinau geriausiai.